Tai sveiki visi, labą dieną susirinkus visiems su šiuo cepelininiu dangumi už lango, bet tai kai toks cepelininis dangus turbūt su motociklu važiuoti neišeina. Šiandien kviečiu pasivažinėti su šiuo informaciniu motociklu ir kalbėsime šiandien apie galinį ratą, kuris yra ta varomoji jėga, tai yra apie informaciją. Čia mano tokia alegorija, motociklas smegenims. Informacija, kuri yra varomoji jėga link mūsų tikslų. Trumpai pakartoju praeito webinaro tokias temas ir ką mes aptarėme. Kalbėjome apie tikslus, apie tai, kad tikslai gyvenime nustato kryptį, kad tikslai turi būti subalansuoti tarp įvairių sričių, kad juos vien užrašius 42% padidėja tikimybė jų įgyvendinimo, kad juos užrašyti reikia smart būdu, kad juos reikia nuolat peržiūrėti ir priminti savo apie jų buvimą. Juos, aišku, reikia ir planuoti, ir koreguoti, ir planuoti jų įgyvendinimą tam tikrais taskais. Ir šios dienos tema reikia filtruoti informaciją iš aplinkos pagal tai, kokie yra tikslai ir tą informaciją pajungti jų siekimui. Ir šiandien turiu tokias 4 temas apie informaciją kaip energetinį šaltinį tikslams siekti, apie užrašinę, kaip rašytis, apie sistemą, apie kurią aš šneku pastoviai, kaip efektyviau tą daryti, ir apie vieną iš tos sistemos procesų aptarsime, praktinis toksai patarimas bus, inbox ir filtras. Informacija. Pats žodis, kaip matot, išskaidžiu į 3 dalis, in ir form. Tai yra įsileidi save į kažką ir tave tai formuoja, kaip maistas praktiškai. Kaip aš tai įsivaizduoju? Yra tokia alegorija mano sukurta. Upė. Upė yra energingai tekantis vanduo. Ir tą energingai tekantį vandenį galima panaudoti įvairiems tikslams. Galima panaudoti transportui, pavyzdžiui, laivai plaukia, energijos šaltinį, suka malūną, hidroelektrinę, gamina elektros energiją. Galima higienai naudoti, praustis galima. Ir visais laikais žmonės kurdavosi miestus šalia upių, nes upė yra toksai ir transporto ir komunikacijos šaltinis. Jeigu palikti upę gaivališkai ir nieko iš to nenaudot sąmoningai, tai yra ir tam tikrų pavojų. Yra potviniai, kurie griauna, jeigu nemoki plaukti ar neturi laivo, tai įkritęs skęsti ir praustis kai kuriuose upėse turbūt neverta, nes nešvaru ir joje gali būti krokodilų, piranijų, dar ko nors kas suės. Tai dabar kaip visą tai susiję su informacija? Įsivaizduokit, kad vanduo, upė ir informacija yra panašiai, alegorija tokia, kad informacija, kuri aplink mus yra, jos yra labai daug šiais laikais, dėl to turbūt sunku būtų ginčytis, kad jinai yra irgi kaip energija, kaip plaukianti energija, tik tai mūsų užduotis yra ją pajungti savo tikslams. Ir ką gali padaryti tokia plaukianti energija, kaip mes galime ją pajungti savo tikslams. Tai visų pirma, žinios gali būti perdodamos tiek savo pačiam laike į ateitį, tiek kitiems žmonėms. Tuo viso informacija, kuri aplink mus plaukia, yra krūvos idėjų, kurios galbūt mums bus naudingos įgyvendinant tikslus. Informacija yra tuo pačiu gali būti psichohigiena, tai su vandeniu aš prausiuosi, o informacija apie kokias nors psichologinės teorijas gali man padėti psichohigieną. Ir galų gale Olimpė yra iš graikų mitologijos, Olimpė yra tie, kurie daug žino, o ne tik tai tie, kurie daug geba. Vėlgi informacija yra ir susijusi su tam tikrais pavojais, perteklius jos klaidina, gali įvykti burnoutas, aišku, ten yra to informacija ir daug beprasmybės ir nereikalingo turinio, ir ten taip pat yra plaukiančių krokodilų, tai aš kalbu čia apie cyber security, pasvordus ir panašiai. Taigi alegorija, informacija kaip upė ir mums reikia kažkokio prietaiso, kuris iškištų čiuptuvus ir su tais čiuptuvais pajungtų tą plaukiančią energiją mūsų tikslams siekti. Dabar kalbėsiu apie užrašinę, apie rašymą iš principo. Apie tai kalbėjom jau tikslų webinare, bet noriu dar kartelį paminėti, kad yra toks dalykas kaip commonplace ir jis prasidėjo dar 1177 metais senovės antikiniam pasaulyje. Aulus Gelius skaitosi vienas iš pirmųjų pradininkų. Tai yra tokios užrašinės, kaip va šitoj nuotraukoje. Jos vadinasi commonplacing ir tai nėra dienoraštis, tai yra tam tikras idėjų rinkinys, sistematiškas idėjų, citatų, užrašų rinkinys. Vėliau toksai John Locke 685 metais
1685 metais išvystė visą teoriją, kaip tą efektyviau daryti. Italai pavadino tą dalyką zibaldone, labai skambus geras pavadinimas, ir ilgai nesiplečiant noriu pasakyti štai ką, visais laikais rašymas savo idėjų, savo minčių, savo planų buvo intelektualių, akademinių ir sąmoningų žmonių būdas, kaip siekti savo tikslų, kaip gyventi. Ir šiandien mes turim 23 metus, ar niekas nepasikeitė? Na, beveik niekas nepasikeitė. Rašymas ir toliau padeda, bet atsirado skaitmenizavimas. Skaitmenizavimas, na, nesiplėsiu, irgi čia pakankamai aišku, mobilūs telefonai, viskas susijungia, ką įrašai mobiliam telefone atsiduria kompiuteryje, tiesiog yra naujos galimybės ir atsiranda nauja kultūra ir nauji būdai tvarkytis su tą informacija. Ir dabar apie užrašus kalbant, dalį galbūt verta palikti iš tikrųjų ranka rašant, dalį galbūt reikėtų skaitmenizuoti ir kokį reikėtų rinktis toolsą, kokį įrankį, kai mes skaitmenizuojame tą informaciją. Tai mano rekomendacija yra, ir ne tik tai mano, yra daugiau tokių fanų šito informacijos valdymo, naudoti skaitmeninės užrašinės. Jos turi tam tikrus privalumus, kurių neturi Wordas, Excelis ar kiti failai. Tai tiesiog labai didelės galimybės iš įvairių kanalų priimti informaciją. Taip pat paieška, galima įvairius multimedia formatus, galima integruoti task managementą. Nereikia kažko atidarinėti dokumento, ten paprastai tiesiog hop ir yra, kaip ir rašau, galima apjungti tos nautus. Galima daryti mass update, tai yra daryti tam tikrą kelių nautų update. Galima jos interlinkinti, kaip Wikipedijoje yra, vienas rodo į kitą. Ir galų gale yra sinchronizacija su laptopu, su mobiliu telefonu. Visą tai padaro užrašinę naujoviškų būdų tvarkytis su aplinkinė informacija. Visgi rašymas yra gerai, per praeitą webinarą gavau superinį klausimą, kas geriau rašyti ar su klaviatūra subels. Tai pasirodo, kai rašai, nueina giliau į pasąmonę, susikuria 10 000 sinapsių. Kai subeldi su klaviatūra, susikuria mažiau sinapsių. Tai tada išvada, ką vis dėlto vertėtų su ranka rašyti, skirti tam energijos ir perrašyti galbūt netgi. Reikia rašyti tai, kas nori, kad labiau nueitų į pasąmonę. Tai yra tikslai, gali būti kažkokie vizijų aprašymai, afirmacijos, piešiniai kokie nors, kurių nori, kad jie labiau nueitų į pasąmonę, kad labiau pasijaustų. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie sistemą, kurią čionais ir miniu, sistemą, kuri yra sukurta arba gali būti sukurta kiekvieno iš jūsų tokios skaitmeninės užrašinės pagrindu. Ir jinai susideda iš 3 dalių, kaip ir bet kokia sistema. Tai yra struktūra, kažkur lentynos, į kurias tu sudedi tas visas informacinės kategorijas, kurios sukasi gyvenime, idėjos, draudimo polisai, kažkokie kodukai nuo lagaminų, užrašai, postų, draftai, visokių dalykų gali būti, jiems reikalinga struktūra. Tada reikalingi procesai, čia toksai iš įmonių pasaulio gal pavadinimas, paprastai asmeniniam gyvenime galime tai pavadinti įpročiais, rutinom. Ir reikia įrankio, kurio, kaip ir minėjau, rekomenduoju naudoti skaitmeninę užrašinę. Dabar apie šitą sistemą, kurią dabar ką tik paminėjau, kiekvienas iš jūsų ją viena ir kita forma turit. Štai toks padrikas rinkinys užrašų iš mano gyvenimo, kažkas yra Excel'e, kažkas yra nautose, kažkur kažką nupiešiai. Manau, kiekvienas iš jūsų turi tai. Tada kiltų klausimas, tai jau kam man reikia dar sistemos? Sistema reikalinga, kad optimizuot visą tai, ką ir taip darai, kad pasinaudot geriausiam praktikom. Nes kai esi, jeigu, pavyzdžiui, įmonių pasaulyje, jeigu esi startupas, tai gali tenais nereikia jokios įmonių valdymo sistemos, gali per petį susišnekėti su kolega. Jeigu esi jau koncernas, yra integruota įmonės valdymo sistema. Asmeniniam gyvenime irgi tas pats. Jeigu gyveni paprastą gyvenimą, pas tave ten nėra daug reikalų, tai aišku, nereikia jokios sistemos. Bet kai pradedi žongliruoti tarp šeimos, verslo, darbo, dar saviugda, dar hobiai, dar į gentis eini, seminarus vedi, kai daug tų reikalų atsiranda,
padeda sistematizuoti ir yra tam tikros geriausios praktikos, kaip tą daryti. Kalbant apie struktūrą, tai ilgai nesiplėsiu, bet iš esmės struktūra turi atitikti tikslus. Tikslus ir sritis gyvenimo, kurias susiformuojame, tai buvo praeito webinaro tema. Vieną praktinį patarimą apie struktūrą visgi duosiu, jį galima pritaikyti jau dabar iš karto ir jisai tikrai padės, tai yra pavadinimai. Sako, kaip pavadinsi, nepagadinsi, bet jeigu pavadinsi teisingai, daug sutaupysi nervų ir pinigų. Tai jeigu yra sritys, kuriuose yra tikslai, tie tikslai atitinka kažkokius tai asmeninius projektus, tada per visas sistemas, kokias benaudotumėt, ar tai būtų notebookai, va tokioj skaitmeniniai užrašiniai, ar jeigu naudojat ne notebookus, o kažkokį tai failą Wordo, kur rašotės viską, tai būna chapteriai. Ir yra, aišku, Google Drive ar dar kokiam nors failai, kur sudėlioti į folderius. Tai ta folderių sistema irgi realiai turėtų būti pavadinta tuo pačiu principu. Dar čia matote šitą naming convention nomenklatūrą pavadinimų 1A, 1B. Jinai man labai pasiteisino, nes jeigu sunumeruoji kažkokius dalykus 1, 2, 3, 4, reikia įterpti, tai tada praktiškai reikia keisti numeraciją. Jeigu numeruoji 1A, 2A, 3A ir taip toliau, tada įterp labai lengva, kaip matot. Yra A, B, 1A, 1B ir toliau galėčiau dar visą alfabetą suvaryti. Tai štai toks praktinis, paprastas patarimas apie struktūrą. Toliau norėčiau šiek tiek daugiau apie procesus. Procesų yra daug, vėlgi šiandien yra espresinaras, toksai sneak preview, truputį duoti jums suvokimo ir praktinių patarimų, kaip tai galėtų atrodyti. Procesų yra daugiau, yra visų pirma registravimas, tada tą informaciją reikia paskirstyti, kur yra darbai, kur yra pasyvi informacija, ją galų gale reikia atlikti, kažką reikia atsiminti, susirast, dalintis, peržiūrėti ir taip toliau. Ir šiandien mes panagrinėsim inbox principą. Jisai taip pat yra praktiškai lengvai įgyvendinamas ir paaiškinsiu tiek teoriją, tiek praktiką, kaip tai atrodo. Tai inbox yra tarpinė stotelė. O šita mergina, ir visi šitie langiukai, įsivaizduokit, jinai žiūri į pasaulį ir ją ateina e-mailai, laiškai, kažkokios idėjos, mintys jos pačios, pamato plakato afišą ir visa tai yra informacija. Vietoj to, kad jinai pultų taip pat ją apdorot, pavyzdžiui, jeigu jinai dušė, visą nuogą išsimuilinus dušės stovi, tai jinai iš tikrųjų norėtų geriau, kad paštininkas atneštų atvirutę ir įmestų į pašto dėžutę, o neduotų jai dušą. Tai lygiai taip pat inbox principas gali galioti ir skaitmeninėje erdvėje. Viskas, kas ateina kaip informacija, iš pradžių įdedama į tokią tarpinę stotelę, be jokios didelės tvarkos, sumetama taip kaip į tokį virtualią didelę kartoninę dėžę ir paskui jau vyksta procesas, kuris išrūšiuoja tos dalykus. Kaip tai atrodo? Kokie reikalavimai turėtų būti tai virtualiai kartoniniai dėžiai, į kurį viskas sumedi, kur yra toks kaip atskyrimas nuo darimo. Mes su Marium šnekėjom iš tikrųjų per praeitą webinarą, jisai sako, būna, kad džaglinu tarp kelių projektų vienu metu. Tai vienas iš būdų, kaip truputį atsitraukti nuo to chaoso, įsikurti šitą inboxą. Tai visų pirma, toks inboxas turi turėti minimalų barjerą. Nereikia, kad reikėtų kažkur įsilogint, kažką tenais padaryti, atidaryti, atrakinti. Turi būti cak ir idėjai, be jokių kliūčių, kad psichologiškai būtų lengva. Toks inboxas turi ne tik tai lapukus galėti priimti, bet ir bet kokią kitokią multimediją. Jis turi galėti priimti, pavyzdžiui, audio žinutę arba nuotrauką. Ir aišku, svarbu, kad jis galėtų tą padaryti iš skirtingų šaltinių. Aš noriu galėti ir lapuką nufotkinti, aš noriu galėti ir įkalbėti bėgiodamas į savo mobiliaką ir man reikia, kad visa tai sueitų į vieną krūvą. Štai pavyzdys tokio inboxo, kurį aš pasidaręs esu savo, aš naudoju Evernote skaitmeninę užrašinę ir jinai turi tiesiog defaultinį notebooką, kur bet kokią žinutę, kurią sukuriu, atsiduria tame notebooke ir tas procesas taip ir veikia. Informacija, bet kokio tipo informacija iš pradžio atsiduria inboxe ir tą inboxą kaip ir normalią pašto dėžutę aš turiu peržiūrėti ir nuolat ištuštinti, jinai turi likti tuščia. Ir skirstu ją tiesiog į taskus, ką reikia padaryti,
ir informaciją pasyvę. Ten jau galiu grupuoti pagal projektus, pagal tikslus, kur kas rezonuoja. Konkrečiai, kaip tai atrodo. Pavyzdžiui, vaikštų ir man reikia užsirašyti idėją, kuri kyla į galvą. Atsidarau tokį widgetą Android telefone ir parašau tiesiog kelis raktinius žodžius, kad ta mintis nepabėgtų. Arba vaikštau ir matau plakatą ar kokią knygą, šią galiu nusifotkinti. Galiu žinutę audio padaryti. Tai čia iš mobilaus telefono. Su kompiuteriu yra N daugiau įvairių būdų, kaip tą padaryti. Galima persiųsti e-mailą, galima web klipą padaryti iš browserio, galima nuskrinšotinti ir taip toliau ir panašiai. Sistemos pritaikymai. Dabar kur visa šita sistema, apie kurią aš šneku, kur jinai gali būti pritaikyta, kodėl jinai gali būti gera. Man tai yra centrinė vieta, kelioms šitoms kategorijoms, centrinė vieta, kur surenku šitos dalykus. Ir dar taip pat parašiau 14 ir 15, nes mes visi esam skirtingi ir kiekvienas iš jūsų turi skirtingus hobius ir užduotis ir interesus, tai gali būti kiti dalykai, bet iš esmės man tai yra centrinė ašis. Aš neatsisakau nei failų, nei Excelio, nei PowerPoint'o, bet tai yra centrinė ašis, aplink kurią viskas sukasi. Tuos du dalykus vis dėlto išryškinau, santraukos ir suvestinės, nes aš kalbu apie asmeninę žinių valdymo sistemą. Ir man jinai tam tikrą prasme siejasi su kelionės laiku. Tai yra, aš bendrauju su savo ateities savimi. Jeigu aš turiu suvokimo momentą, sėdžiu webinare, ne, ir turiu suvokimo momentą, blemba, kažką suvokiu labai svarbaus. Tai tada, pasirašydamas tokią suvestinę, keli raktiniai žodžiai į savo užrašinę, aš perdodu savo ateities savo pačiam tą suvokimo lygmenį. Lygiai taip pat yra meeting minutes, daug kas dalyvauja susirinkimuose, žino, kad tie, kurie užsirašo galų gale, kas buvo nutarta, nuspręsta ar kokia informacija buvo pasidalinta, jie per kitą meetingą gali labai stipriai sublizgėti, nes jie perneša to meetingo tarpinį rezultatą sukurtą, suvokimo tarpinį rezultatą laike ir nereikia vėl iš naujo visko aptarinėti. Taigi, pakartoju, rašymas iš tikrųjų yra jėga, per amžius visada tai buvo. Jeigu kalbėt apie rašymą skaitmeninėje erdvėje ir popierinėje erdvėje, tai skaitmeninė erdvė turi daug privalumų, bet tam tikrus dalykus verta užsirašyti ir popieriui, galų gale tai yra malonu. Jeigu naudoti kompiuterį, yra tokie appsai kaip skaitmeninės užrašinės, Evernote, Google Keep yra tokia paprastesnė, Apple Notes yra irgi nemokama Apple'inė. Jeigu kas nori sudėtingiau ir labiau architektūriškai, Notion yra vertas dėmesio produktas. Toliau yra struktūra ir procesai, inbox principą aptarėm, galima, bet kuris iš jūsų gali tokį principą pasidaryti. Ir peržiūrėjom, kokiegi yra nauda iš tokios sistemos. Tiek teorijos šiandien. Kitas espresinaras yra tokia daugiau psichologinė prizmė apie tai, kokios yra mūsų stipriosios savybės, silpnosios savybės, apie informacinį metabolizmą. Ir taip pat organizuojame kursą, kur visos šitos temos bus nagrinėjamos lėtai, detaliai, su praktiniais pavyzdžiais ir palydint ir padedant jums įsukti šitą smegenų motociklą ir užkurti. Kurso metu 3 pagrindinės temos, jos ir atitinka espresinarus. Pirma, tikslus iš principo reikia suformuluoti ir užrašyti, tada šios dienos tema turėti užrašus, sistematizuotus užrašus, kaip tuos tikslus geriau siekti. Ir kito espresinaro tema, kur bus už 2 savaičių, tai yra informacinis metabolizmas. Šitas dramblys, kaip matot, turi 2 stiprias pusės ir Achilo kulną. Tas Achilo kulnas yra galbūt tai, ko jam nereikėtų daryti gyvenime. Dėkoju visiems, kad šiandien buvote. Kviečiu užsiregistruoti, kas dar nesat į naujienlaiškį ir artimiausiam naujienlaiškį pažadu parašyti tokį pavyzdį suvestinės, kaip aš pasižiūrėjęs webinarą, pasidariau savo suvestinę ir kokia man iš to nauda. Taip, dabar norėčiau pasižiūrėti, kas čia gavosi su mūsų apklausa. Ir manau, kad, Mariau, galime stabdyti įrašą. Tuomi mūsų teorinę dalį baigiame. Ir kas turite laiko, kaip ir praeitą kartą, kviečiu pasilikti klausimams. Dar galim tokį testuką padaryti. Žodžiu, dabar ta espresinaro dalis baigta ir dar gerą pusvalandį skirsime klausimams, atsakymams ir aptarimui
viso to, ką šiandien parodžiau. Kas turit laiko?